This is Radista, and you are listening to podcast on Zip FM. Klausau. Labas, Zuikutė. Labas. Ką veikiam? Klausau. Ką veiki, klausiu. O kodėl tau įdomu? Man viskas įdomu, kas susijęs su Zuikučiu. Ar ne? O kodėl tu manai, kad aš Zuikis? Kodėl? Tu pažįsti daug kalbančių Zuikių? Nu, kodėl? Nu, kodėl? Vieną tai tikrai pažįstu. Iš kur? Nu, tai va, tave tu kalbantis Zuikis, ar nekalbantis? Kalbantis. Sveikinis. Aš kur pažįsti klasą? Pažįstu tave. Na, iš kur? Iš kur? Iš Purpur. Iš kur ten tie daro Purpur. Ne, Zuikutė, tavęs nepažįstu, aš noriu labai su tavim supažinti. Įmanoma? Bet tai koks tu neįdomus? Kodėl? Nu, tu taip nori su bet ko paimti ir susipažinti, nors tas žmogus gali būti ir visiškai tau neįdomus. Aš kodėl tu sakai su viskuom? Tu galvo, kad aš iš kur tu žinai, kas aš esu, pavyzdžiui? Aš nežinau, kas tu esi Zuikutis. Visai ne. Neturiu aš nei Dėkytės, nei Klausyčio. Nu, bet kalbėtai moki. Nu, tai tu irgi moki, bet tai dar nerodo, kad tavo yra aukštas intelekto koeficientas. Aš triušis esu. Triušis. Kalbantis. Mhm. O jeigu kalbantis, tai jau Netikiu. IQ jau šiek tiek daugiau nei 90. Tai 90 per mažas, žinai. Tau per mažas, klausyk, tai kiek tu nori? Nu, tai 110, taip. Ar net, nes čia toks būtų vidutinės, taip. A, ne? Rimtai? Na. Geras. Tai Zuikutė, nenorėtum susipažinti su triušiku? Kodėl? Supranti, aš būčiau Zuikutis, tai gal ir norėčiau, bet dabar, kadangi aš esu toks tipo žmogus ir manęs gyvūnai netraukia, tai nežinau. Tavęs netraukia gyvūnai? Nu, vėžliukai mane traukia. Būtų įdomu, arba kokia gyvatė. Gyvatė? Arba tarantula. Labai norėčiau pačiupinėti tarantulą, jeigu jis nesikandžia. Žinok, aš pagal horoskopą kiniečio esu kiaulė. Netraukia tavęs? Visi vyrai yra kiaulės. Nu, va. O visos moteris yra Tai gyvatės? tokia mano. Nu, tai va. O jūs esat gyvatės? Žinau, kad aš gyvatė. Nu gerai, aš galiu tavęs nevadint, Zuikučiu galiu gyvatę tave vadinti, kaip tu nori. O kodėl tu mane turėtum vadinti kokiu nors gyvūno vardu? O tau taip neįdomu? Man galėtų mane, pavyzdžiui, žmogučiu vadinti, kodėl ne? Žmogučiu. Žinai, kiek žmonių pasaulyje? 7 milijardai. O tai žinai, kiek yra gyvačių pasaulyje? Nu tai jo. Kiek zuikių, jų yra dar daugiau. Na, bet niekas nekalba, tik mes kalbėtumėm. Tu gyvatė ir aš zuikis? Ne, aš triušis. Ne, aš kiaulis. Bet vis tiek jų yra labai daug. Nu taip. O šiaip tai mes galime ir nekalbėti. O tu nori su manim labai kalbėti, daug. Ir panašiai. Nu, o kad tu siūlai Ką aš dabar, siūlau? pavyzdžiui, nu. Ką aš siūlau tau? Mhm. Nu, galiu pasirodyti labai, žinai, banalus ir nuobodus vyriokas, bet aš tau galiu pasiūlyti didelę raudonų rožių puokštę, šampano butelį. Jeigu mėgsti vyną, galim pamėginti ir gražų vakarą šį vakarą, arba kad ir rytoj. Nu. Nu. Aš galiu, žinok, daug nekalbėti, jeigu tau nepatinka, nes, nežinau, tu sakai, kad aš nusišneku, ne? Bet aš žinau, kai Pasitaiko. aš kai atvažiuočiau, aš nekalbėčiau, aš žiūrėčiau į tavo akis tik tai, paimčiau tą didelę rožių puokštę, padėčiau tam ant kelių, atsukčiau tą vyno butelį tavo akis, žinai, perskaityčiau pavadinimą, žinai, nes sako, kad merginoms tai labai labai patinka. Tada paimčiau 2 stiklinės, negeriau taurės, žinai, įpilčiau po 100 ml skanaus šampano arba vyno ir kartu išgertumėm. Pirmai įpiltum į kolbą, matuotum, po to supiltum į taurę. Aš žinok, 100 tikrai. Sugratuotam būtų. Ne, tas nėra svarbu, aš galėčiau net iš viso butelio išgerčiai. Aš ir galėčiau. Ir tu galėtum? Ir aš galėčiau. Oho. Man, žinok, labai patinka, kai tu... Nereikia tada po to plauti stiklinį. Jo. O man dar labai patinka, žinai, kai geri, tarusme, aš geriu, tarkim, iš butelio ir tą visą gėralą, kur turi burnoje, tau tada duodu atsigerti iš lūpų. Tau nepatinka taip? Skamba gan šlykščiai. Šlykščiai. O tau nepatinka šlykščiai? Ta prasme, ne kad šlykščiai, bet taip, žinai, taip, wild. Žinai, ką reiškia žodis wild? Žinau. No. Tai tau tas nepatinka? Nežinau. Nežinai. Tai kas tau patinka, klausyk? Nes kiek aš tau bandau viską supasakoti, tu mane tiesiog... Net aš tas klausiausi. Ai, Geriau išnekė. Nors ir
koks tu ten būtum, ten, sakai, gyvūnas kažkoks. O kokį tu gyvūną norėtum, kad aš būčiau? Aš galėčiau pasiveršti, žinok, dėl tavęs tai galėčiau ir... Na, tai pavyzdžiui, patinka tokie vyrai, nu, tokie Liūtai? vyrai. Vyras ir kiaulė yra, tai pasakyk, koks gyvūnas. Tikras vyras. Beždžionė, apžėras, ar ne? Ne. Nu, tai... Vyrai. Tai ko tu norėtum? Pasakyk. Ko aš norėčiau? Jo, kokio gyvūno, kuris, na... Ai, gyvūno, tai aš norėčiau vėžliuką turėti. Vėžliuką? Ir dar smauglį, bet tokia nelabai ilga. Ir kad nebūtų labai sunkus, nes aš jau po tą nepakelsiu. Tau nepatinka, kai ilgas būna? Ir dar kartais norėčiau turėti žuvytę, bet tas atrodo labai kvailas. Tai... O vėžliukai sako, gan greitai yra. Visai norėčiau vėžliuką. Tai jis nori vėžtą. Jie labai lėti, tai... Ir dar norėčiau, kad kas nors reikia padaryti, nes niekad nesuvalgys. Tai žinok, viską galiu išpildyti tau. Viską. Ir dar su pliusu pats susirišti bantelį ir įsišiepęs ateit prie tavo, nežinau, durų. O tu gal turi kokį nors gražų šeimininką? Šeimininką? Aha. Tu gali būti mano šeimininkas. Ne, man labiau patinka šeimininkai. Ta prasme, tau Vyrai. Aš šeimininkai. Tai nori, kad tai jeigu aš esu šeimininkas, tai nori dar mano šeimininko, ar kaip suprasti? Tu nesi šeimininkas, tu esi kažkoks gyvūnėlis, sakei. Ai, gyvūnėlis. Aš noriu tavo šeimininko. Nori mano šeimininko? Nori. Turiu vieną šeimininką. Ką? Nu, gyvūnas, sakyti, ta prasme. Nu, aš negalėčiau pasakyti, kad jis gyvūnas yra. Nu, jis šiaip toks yra, žinai, jo, aš jį vadinu švancu. Švantu? Jo, ką tai reiškia? Nu, parodysiu, kai susitiksim. Ta prasme, šeimininką parodysiu. O ką reiškia švantas? Švansas, ką reiškia? Nu, kaip tu nežinai, kas yra švansas? Nežinau. Toks didelis. Didelis. Mhm. Dramblys? Panašus į dramblį, bet šiek tiek per didelis. Tai vat. Dramblys per didelis ar švantas per didelis? Ne, dramblys per didelis. Švansas tai yra normalus. Tai daugiau matos tada? Nu, ne, šiaip į dramblį labiau. Į tą, nu, žodžiu. Dabar taip, kažkaip čia mane tu išvedė iš kelio, aš buvau tokio ramioj, žinai, būsenoj ir čia dabar taip vat, visokių minčių man pradėjai grūsti į galvą, aš nebesuprantu. Tai mieloji, brangioji ir nuostabioji mergytė, ar būtų galima šį vakarą tave pakviesti į rimtą pasimatymą su mano šeimininku Švancu? Tu manęs klausi leidimo kviesti? Nu tai aš nesu, žinai, arabų princas, kuris užsinorėjęs savo 13 patelės. Panorė ir kviečia. Jo, tai aš, žinai, esu tolerantiškas. Tu panorai, paprašai, tada kviesti. O tau trūksta kažko gal? Nu, man daug ko trūksta. Pinigų? Nu, pinigų nelabai. O ko trūksta? O ko trūksta? Kodėl aš turėsiu pasakoti, ko man trūksta? Taip, aš gal turėsiu. Kažkas gyvūnas. Ar tau gyvūno trūksta? Ne, aš turiu vieną kvailą, mažą. Kuris lovoj gulė dabar? Dabar ne. Nupirkite lovai. Ar tau sekso trūksta? Ką? Tau gal sekso trūksta? Koks tavo reikalas, ką man trūksta, labai įdomu. Nu, tu pati... Kodėl tu turėsi ką nors pasakoti? Tai kad tu viską ir pasakoji man, aš nežinau, tai tu pasakyk. Kodėl? Kas kada? Kodėl turėčiau ką nors pasakyti tam? Nu, nežinau, tai tu pagalvok, tu su manim jau geras 10 minučių kalbi. Bet? Jeigu aš tavęs nedominčiau, manau, būtum jau padėjęs ragelį. Nu, man įdomu kartais pašnekėt. Kartais pašnekėt, ar ne? Kartais pašnekėt. Būtent. Aišku. Tai... Ką? Tai mūsų pokalbis ir baigsis tik tai pokalbiu. Greičiausiai. Rimtai? Nuliūdinai mane. Oi, vėl. Tau juokas ima. Tavęs ne. Nu, kodėl? Nu, man liūdna šį vakarą. Kodėl? Todėl, kad esu vienas. O, dėl esi vienas. Todėl, kad esu vienas. Bet kodėl?
Gal per daug pinigų turiu? Investuok. Investuok. Bandau investuoti, bet kažkodėl. Paukok labdarai. Labdarai? Labdarai. Nesipirk naują butą. Bet 2011. Želis padaryk iš jo žmogų. Pasisėvimas ir... O nenori aš naudinga veikla. O nenori aš tave laimingą padarysiu? Mane laimingą padaryti. Dreamon. Tai beveik neįmanoma. Neįmanoma? Na. Ok. Ką? O nori aš tave nustebinsiu? Kaip dar niekas tavęs nenustebino šiam pasauliu? Gali mėginti. Galiu mėginti, ar ne? Bet jeigu aš tik tai teigiamai nustebsiu. Nu kaip? Žinai, kiekvienas žmogus pagal save reaguoja. Man tai būtų faina taip. Savotiškai faina. Bet smagu. Ir turbūt susijaudinčiau. Nu. Tai mėgi. Tu dar čia? Aš čia greta. Ko tu vardas? Mano vardas Jonas. Jonas. Nu, permesk taip greitai per savo galvytę. Gretutė. Žinai, kaip yra Gretutė ir Jonukas. Kokia graži pasaka, ar ne? Gal sudalyvaujam pasakoje? Duosiu valgyti tau. Duosiu valgyti tau? Duosiu. Nu, galiu duot? Nu, gerai. Jeigu imsi. Tai stebint tave jau. Nemėgstu telefonu, bet reikia. Labai. Dabar užsimerk. Na. Įkvėpk. Ir klausyk. Zip FM. Labas, Greta, radio stotis Zip FM iš Vilniaus. Mes esam tiesioginiame eteryje. This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM.